Sveiki atvykę į Qbuilds. Aš Oskaras ir šiandien noriu padaryti palyginimą dviejų vaizduškių. Praeitos kartos RTX 4060 Ti 8 GB su dabartinės serijos PM7 Ti 16 GB. Pažiūrėsim, ar tikrai verta daryti tokį upgrade'ą. RTX 40 Ti buvo išleista 23 metais. Tuo tarpu PM7 Ti yra dar pakankamai šviežias šių metų produktas. PM7 Ti turi 2 kartus daugiau CUDA korų nei CAM Ti. 8 GB GDDR6 VRAM prieš 16 GB GDDR7 ir dvigubai platesnė atminties magistralė. Bendrai atmintis PM7 Ti yra apie 3 kartus greitesnė nei 8 GB CAM Ti. Su abiejom šiom kortom jokių temperatūrų problemų nebuvo. Lyginsiu šias vaizdo plokštės su Ryzen 7600X ir pažiūrėsime, ar šis vidutinės klasės procesorius išlaikys tokį atnaujinimą. Testuosiu visus žaidimus 2K rezoliucijoje, o grafikos nustatymai ir DLSS įjungimas gali skirtis nuo žaidimo prie žaidimo. Borderlands 4 High nustatymai DLSS Quality. Su RTX 40 Ti FPS laikosi apie 55 ir aukščiau 60 nekyla. Čia kalbame apie uždarą lokaciją. Džiunglėse tikrai bus kritimų žemiau nei 50. Mafia The Old Country Epic be DLSS. Skirtumas tarp plokščių siekia net 85%. Čia galime pastebėti staterius dėl VRAM nepakankamumo naudojant CAM Ti. Matome, kad PM7 Ti atmintis užpildyta beveik iki 11 GB. Žinoma, visada galima sumažinti tekstūrų kokybę, tačiau tai jau kompromisas. Ir nežinia, kada mes prieisim prie to, kad 8 GB užteks tik low tekstūrom. Battlefield 6 RedSec Ultra nustatymai. Štai žaidimas, kuriame truputį pasirodo CPU bottleneckas ant PM7 Ti. PM7 Ti apkrova vietomis krenta iki 93%. Jeigu turite 104 Hz monitorių, dar galima ramiai gyventi, tačiau aukščiau šios ribos naudos iš savo monitoriaus jau nebegausite. FPS skirtumas tarp plokščių sudaro 88%. Cyberpunk 2077 maksimalūs nustatymai be ray tracingo ir be DLSS. Skirtumas siekia net neįtikėtinus 125%. Energijos suvartojimo skirtumas maždaug 1,5 karto, o tai rodo gana gerą PM7 Ti energijos efektyvumo santykį tarp našumo ir suvartojimo galios. Jeigu įjungti DLSS ir ray tracingą, tai manau PM7 Ti tikrai išspaus 60 FPS. Forza Horizon 5 maksimalūs nustatymai. Kiek žinau, 5 Forzoje 8 GB VRAM nepakanka Extreme lygio tekstūrom, ką aiškiai parodo VRAM apkrovos rodikliai. Ilgiau pažaidus tikrai atsiras staterių. Našumo skirtumas tarp plokščių siekia apie 106%, kas yra nice. Black Myth Wukong High nustatymai Native DLSS. Kaip matome, nustačius tekstūras šiek tiek žemesnėme lygyje, 8 GB dilema lengvai išsisprendžia. Skirtumas sudaro 83%. O PM7 Ti savo eiliai turi pakankamai atsargos grafikos nustatymams pakelti. Chronos The New Dawn maksimalūs nustatymai su DLSS ir ray tracingu. Štai čia jau įžengėme į rimtą Unreal Engine 5 teritoriją. Skirtumas siekia net 128%. Čia daugiau nei Cyberpunk'e jeigu ką. Jei CAM Ti vos laikosi ties 30 kadrų riba, tai PM7 Ti čia jau triuškina su maždaug 70 FPS. Vėlgi, toks didelis skirtumas greičiausiai atsiranda dėl VRAM'o nepakankamumo. Klausimas, ar verta atsinaujinti iš 8 GB CAM Ti į PM7 Ti? Atsakymas – taip, jeigu yra tokia galimybė. Jeigu, pavyzdžiui, turėtumėte CAM Ti su 16 GB VRAM, su ją dar galima jaustis pakankamai ramiai bent porą metų ir nepatirti jokio VRAM'o trūkumo problemų.
Tačiau pažiūrėjus į prieš mėnesį paskelbtus Steam Hardware Survey rezultatus, matome, jog populiariausių šių metų naudojimų vaizdo plokščių dešimtuke beveik nėra tokių, kurios turėtų virš 8 GB VRAM. Apart tramšiam aišku. Tai matant kyla spekulacija, ar žaidimų kūrėjai tikrai skubės palikti 8 GB optimizaciją praeitį. Na, matant kylančias RAM kainas ir naujas Steam Machine spekus, norisi daryti spėjimą, jog 8 GB VRAM standartas dar niekur nedings. Ir turim kitą klausimą. Ar Ryzenas 7600X ištempia PM7 Ti 2K rezoliucijoje? Taip ištempia, tačiau viskas priklauso nuo to, kokio FPS jums reikia. Visose šiandieniniuose žaidimuose procesorius parodė tikrai gerus rezultatus. Jeigu patiko palyginimas ir norite daugiau, komentuokite ir vertinkite video. Su jumis buvo Oskaras, jūs žiūrėjote kanalą Qbuilds, iki kito pasimatymo.